Sveiki visi, čia Liutauras ir noriu pranešti labai svarbų dalyką visiems vandens mėgėjams. Ir šalto vandens mėgėjams ypač, nes dabar žiema ir visi lenda į vandenį. Ir aš pastebėjau, kad dauguma iš mano visų apžiūrėtų žmonių niekas nežino, kaip teisingai įveiti į vandenį. Jūs galite sakyti, kas čia svarbaus, visi mes žinom, kaip įveiti į vandenį. Deja, tai yra labai svarbu, gyvybiškai svarbu. Ką reiškia tas gyvybiškai svarbu? Pagal senovinius raštus, vanduo, bet koks ežeras, bet koks prūdas, tai yra asmenybė. Ir kai jūs prieinate prie vandens ir matuojate vandenį su koja, tai reiškia, kad jūs uždedat koją ant galvos tai asmenybei. Ką tai reiškia? Tai jūs padaro didžiulį įžeidimą. Aišku, jūs galite tikėti, galite netikėti, nuo to visai niekas nepriklauso, niekas nesikeičia. Reikia tik tais paprasčiausia truputį pagalvoti, kas tas vanduo, kad tai yra tikrai labai stipri asmenybė, kuri gali paimti iš jūsų gyvybę labai per kelias sekundės. Jūs į vėją galite niekada neišlipti. Bet jeigu jinai ir nepaims tos jūsų gyvybės, tai irgi kada mes įveinam į vandenį įžeidžiančiai, tai reiškia, kad jūs gaunat mažiau tos energijos, negu jūs galėtumėt gauti įvėję su pagarba. Šiaip iš esmės, tai teisingai įveiti į vandenį reiktų nusilenkti. Taip kaip maždaug jūs galite pamatyti Kinijoje, Japonijoje, ar Indijoje, ten žmonės klaupiasi prieš dievybės ar kažkas tai tokio, prieš Dievą ir taip toliau. Čia nebūtinai reikia taip jau lenktis lygi žemės, kad visi žiūrėtų į jumis ir jūs pasidarysit labai juokingas eksponatas, bet maždaug paimt ranką, įkišti į vandenį ir prisidėti prie kaktos savo, tai reikštų, kad jūs nusilenkėt. Tai va, tokios žinios. Pagalvokit tikrai stipriau, rimčiau, nes vanduo tai nauja gyvybės forma, ta prasme nauja dėl jūsų, nes ten užgimsta visas naujas gyvenimas, tam tikros gyvybės ten gimsta ir jos ten numiršta ir taip toliau. Visai kitas pasaulis. Visai nežinomas žmonijai, sakysim taip. Todėl, kas norit, galit pasinaudoti mano patarimu prieš įveidamas, nusilenkit, parodykit pagarbą, bent jau mintise, jeigu nenorit taip jau kažkaip tai pasireikšti. Ir gausit daug daugiau naudos. Ačiū, kad pasižiūrėjote, tikiuosi pasinaudosite. Sėkmės.